Sveiki visi, dabar Zelvo ežere gaudau karpės. Dabar randuosiu 30 sektoriui, pirmą kartą šitam sektoriui. Tai atvažiavau vakar, užmečiau kažkokį 2 valandą, tam 3 pašėriau, paskui pašėriau dar 7, permečiau meškeris ir va pusė 12 išvažiavo karpis, geras, tokio 8-9 kg, man atrodo, dar nebuvo pagautas, jisai žvynijos, tas sazanas toks. Tai va dabar parodysiu. Koks karpis. Pailsėjo po nakties. Dabar duodasi. Nebuvo pagautas. Tamsoje nepamačiau, dabar matau, kad buvo pagautas kelis kartus. Nelabai duodasi. Nepratau. O, toks gražus sazanas, ilgas, žuvinis. Žuvis kimba, vien žodžiu. Mes jį paleisim. Tai va, dabar papasakosiu, kokie sistemėlė. Viskas vas čia yra. Permečiau meškeris. Va. Tokia sistemėlė. Rankrygas. Tokio ilgio pavadėlis ir va toks masalas. Boiliukas, dambelsas. Odisėjo Sisimūro. Vat ant šito pavadėlio ir užtybo. Būtent vat ant šitos sistemėlės buvo tokia kova nebloga prie krantų. Nelabai norėjo eiti į graibštą. Tai vat graibštą padėjau čia į vandenį ir jį įvedžiau ir paleidžiau ir jisai pats į graibštą įėjo. Tai va, tokia žvejyba
O ten dabar, kur paširtoj vietoj, matėsi kažkokie žuvių judėjimas, aktyvumas. Taip tai zygą, viskas, kas su zygu pamiršau. Dabar visi ant dugno stovi. Tai vat zygų negaudysiu. Ir jau irgi iki vakaro pabūsiu ir važiuosiu namo. Tai vat bus maždaug apie parą žvejyba. Tik tai vieną kibimą turėjau. Vat, aišku, ten nelabai nepermetinėjau, nei ką. Tik tai vat, kai užkybo šitą meškerį permečiau, bet paskui iki ryto buvo toks lietus. Jau vakare mačiau, kad žaibuoja kažkur ten. Dar pas mus buvo tylu, ramu, bet mačiau žaibų. Tai jau pasiruošiau, pririšau palapinę. Vat. Tai va toks vat sektorius. Labai, mano manimu, didelis, patogus. Pirmą kartą aš jam kažkodėl. Ten vieta palapiniai gerai padaryta. Tai vat toks vat 30 sektorius. Tai šerių distancija 78 metrai. Tai šitą meškerį, kurį išvažiavo 2 metrai toliau. Kitos 2 pašare ir 2 taškus turėjau. Padariau. Jie tos pačios distancijos, tik tai skiriasi kokie 30-40 metrų vienas nuo kito. Vienas tenai, o kitas va čia. Ir va iš čia ir išvažiavo karpis. Tai va, jeigu yra kokių klausimų, tai prašom uždavinėkit. Sistemom tai vat parodžiau kokią, su tokiais, su visais gaudžiu, su tokiais. Pavadėlis dabar minkštas, trumpas. PVA irgi tos boilius patrupintas, kur ant kabliuko. Ir vat toks buvo be jokio viršūnėlis nakties metu, o dienos metu dabar pastačiau su viršūnėlėm. Tai vat tik neseniai pašėriau. Ir tikiuosi, kad jau bus kažkokie kibimai. Pašėriau, permečiau meškeris, pastačiau dieninis masalas su kepurėlėm. Vat. Tai, vien žodžiu, šį savaitgalį čia bus varžybos. Vasaros taurė. Organizuoja Laurinas. Pažiūrėsim, kokie bus rezultatai, įdomius rezultatai. Šitas sektorius nėra labai perspektyvus, kažkaip niekada nebuvo užėmęs prizinės vietos, bet man tai iš vis jisai patinka. Tai iš tikrųjų manau, kad galima ten padirbėtų kas nors, tai ir manau, kad tai varžybose galim būtų pagaudyti neblogai, bent jau didesnė žuvį. Vat. Čia taip tylu, ramu. Tai va tokie. Noriu dar priminti, kad mano varžybose, kurie bus Orient taurė, kurie bus pirmas savaitgalis rugsėjo mėnesį, dar vietų yra. Tai prašom registruokitės. Ir susitiksim, galbūt greičiausiai, gal šiandien streame. Vakare, jeigu spėsiu. Vat, tai susitiksim ten ir pakalbėsim apie Lietuvos čempionatą antrą turą, taip apie žvejybas karpių Lietuvoje. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir iki pasimatymo.